Sveiki visi. Bendradarbis atnešė atveriamų vartų plokštę, platą. Jis buvo pasijungęs per Wi-Fi rėliukę ir ten per audras tais perkūnijas gavo vienu žodžiu žaibų ir tą rėliukę, Wi-Fi'aus rėliukę pramušė čia, sudegė ten varžiukė, kondensatorius, vienu žodžiu, ir klausimas dabar tik tai, ar nenuėjo tolyn tas pramušimas dar į šitą, kaip iš čia, kas šis mikroprocesorius berods, čipas. Tai va, tai dabar tik tai belieka, kaip sakyti, įsiaiškyti, tai pakeisti varžą tą sudegusią, kondensatorių čia pakeisti ir pabandyti, jeigu išliko dar tas gyvas, tai gerai, o jei ne, tai praktiškai jau čia nieko ir nepadarysim. Dabar čia jeigu šiek tiek matosi, pabandau priartyti, tai šiek tiek, čia matosi, šiek tiek, čia šiek tiek pajuodavę, tai čia ta varžiukė, gal fokusas prastas, bet čia matosi irgi toks varžiukė nudegus, nušovus, ir čia ir šito kondensatoriaus biskį apsvilęs kontaktas vienas. Čia gal taip labai ir nelabai matysis. Bet principe pramušta, tai jeigu nenukeliavo tais kažkur, nežinau, tie takeliai, kaip jie čia vinguriuoja, plata dvipusiai, daug smulkių. Tai bandžiau aš čia biskį įsekti, bet labai pasimetu tarp tų takelių, tai jeigu nenuėjo į čia, tai viskas gerai. Vienu žodžiu dabar taip, esmė, kad įsitikį, tai tiesiog reikia pakeisti tą varžą, kondensatorių, dar pasiskambyti, man atrodo, visi kiti lyg ir gražiai atrodo, varža ir šitas kondikas biskį pasvilė. Tai varža visiškai negyva kondiko, tik tai ta vienas galas toks apdegęs, bet ne kiaura. Vienu žodžiu, reikia prasiskambyti dar. Bet dabar taip, kad man būtų geriau, tai aš išimsiu. Tai biskį numažinu. Man reikia ką įsijimti. Čia ta jungtis, tai čia įsimauna, šitas įsimauna, čia irgi tas laidas, tai antenos laidas čia pajungtas, čia mes jį irgi galima išimti, čia mažiau tų maišysis, bet man vis tiek čia maišysis priėjimas, kad su lituokliu čia jau žarstytis, tai vis tiek šita jungtis, šita jungties dalis, šita jau man maišysis, tai aš ją išimsiu, bet imsiu, šiaip galima būtų išlituoti, bet šiuo atveju aš pavaidyti labai negaliu su savo nusirbėju, nes mano, ta skylelė yra šiek tiek per maža, tai jis kaip ir dar, bet ne iki galo, kaip ir apžaboja, bet labai lieka mažai tarpukų ir jis, neišsiurbia, tiesiog oras jau paskui pats tas štiptukas užkemša skylutę ir nėra nusirbimų. Vienu žodžiu, su šituo aš nepavaidysiu. Išlitavinėti. Turėjau biskį nutraukti filmuką. Čia man biskį sutrukdė. Taip, toliau išlitavinėti, ką aš čia norėjau pasakyti. Išlitavinėti gal aš jau su šitais vario tom juostelėm.
Gal aš jo neišlitavinėsiu, nes gan sunku, čia bus, taip spėju, tas štiptukas ir skylėliai bus labai tiksliai, diametrai tikslus ir taip neišsiurbs to vario man. Tai aš tiesiog kažkuriam video čia lyg ir rodžiau, tai nežinau, kuris pirmiau išeis tas video, tai parodau dar kartą. Nuimsiu tiesiog šitą plasmasę mechaniškai, tai užsikišiu ten, čia apsižiūrim takelių, čia kaip ir nėra takelių, vienas eina, nu tai aš čia ant jo neremsiu, remsiu kur nėra takelių ir tiesiog nusimsiu šitą plasmasę. Aišku, čia dabar jinai nauja, tai gal ir sunku, ką jais, tai bet palengva, neskubėdami, iš vieno galo, iš kito per vidurį, va taip po biskį kilnojam ir turėtų išsimaut. Taip dabar ir paskui jau kai eina, tai pasikišam dar giliau, kuo arčiau centro tų štiptukų, tai nebus laužimo kažkokio, nu va, šiek tiek jau kyla. Ir puvaliai taip ir įsimankštinam. Va, pakilo. Puvaliai įsimankštinam ir jis nusimaus gražiausiai. Va, tai dabar čia aišku galima biskį kažkokio purškalo, tepaliuko ar kažko, kad slidžiau nusimaudinėtų, galima pasipuršti, bet aš čia dabar nepurškiu. Taip, dabar šiek tiek didesnis plyšys, nu tai aš pabandysiu su plasmasiniu laužtuvu. Vieną per visą nekišu, nes bus biskį jau gal per didelis pasipriešinimas. Bandau, da biskį netelpa, dar reikia pažaist su kito įrankiu. Čia, kuo tolyn, tuo biskį lengviau eina gal. Ne visas fiškės, aišku, taip irgi nuimt galima, reikia apsižiūrėti, ar tikrai jos taip nusimaus. Kitų būna kitokia konstrukcija ir panašiai. Tai, va, biskį jau tarpas padėjo. Dabar bandau vieną galą įkišiu ir verčiu, keliu. Kol kas lyg tai jaučiu, kad eina normaliai, be kažkokių didelių pasipriešinimų. Taip. Va, jau pradėjau lengviau, tai dabar visą galiu va. Na ir taip jis man gražiausiai nusimauna, lieka štyriukai. Tai dabar nežinau, jeigu tie štyriukai man vis dar maišysis. Nu tai po vieną atskirai jau su lituokliu labai paprasta išlituot, paskui atgal čia juos gražiai sukišti, nepamesti jų reikia, aišku. Tai toksai būdas, jeigu kas, nu, nematyt, nežinau, sakau, kažkur jau lyg ir kažką tokio nurodžiau, bet nežinau, kuris video pirmiau išeis, tai rodau dar kartą. Ir toks variantas. O čia gal dabar užteks tos vietos man. Gal ir nemaišys tie štyriukai. Tai va, tai toksai reikalas. Lyg tai neminėjau, tai jei kam įdomu, tai modelis pačios platos. Čia šitas lipdukas va. Roger B70 2DC. Čia modelis.
Nu, šiek tiek aš čia prasiskambinėjau, tai šiek tiek yra nerimo, kad gali būti negerovai. Tai dabar čia jeigu šitas kontaktas, čia tas, nu kaip ir minusas turėtų būti, įėjimas minusas, nu tai jis čia skamba ant visų tų įėjimų ir kaip ir kas yra. Nu ir aš tai taip vat visus juos taip prasiskambinėjau. Čia jau varžaina į sekantį kontaktą, bet tarkim šitas kondensatorius į jį ateina, jau už kondensatoriaus, jau ne kiauras, rodo skaičiukus. Toliau sekantis kondensatorius į jį ateina ir už jo irgi jau trumpas. Labai va tik tai 11, kaip čia parodyti. Vienu žodžiu, šitas kondensatorius labai gali būti tikimybė, kad per jį ir praėjo tolyn ten į tą, reiškiasi, čipą. Dabar taip, čia kuris apdegęs, tas šiek tiek gavęs ten kibirkščių ar ko, irgi į jį ateina, iš jo kaip ir dar neišeina. Tai jis kaip ir kiaurai nepramušta. Nu, čia sekantys visiškai geri, bet vat irgi, pavyzdžiui, išėjimas jau pas tuos, kur nepaliesti, skaičiai 6, 2 ten, o šitas, kur biskį pasvilęs, pas jį daug mažesnė, nu tai jis irgi jau toks biskį kažkoks įtartinas, bet jis ne kiauras, o tas, kuris šalia atrodo labai gražiai, ne jokių padegimų nieko, tai jisai skamba kiaurai. Tai vat klausimas. Nu, vien žodžiu, dabar aš šitą kondiką, tą sudegusią varžą ir tą apdegusį kondiką, kur ne kiauras, bet apdegęs, nu tai man juos reikia tuos 3 išsilituoti. Varžas žiūrėjau, kaip ir nominalai nepabėgė tų, kurios sveikos, tad tik sudegus vieną, tai tą reikės. Bet čia užrašai matosi, kada ir čia visi 3, kaip sakyt, eina ten 1, 2, 3, 4 grupės, jie visi vienodi, tai pagal tai galima bus ir orientuotis, kas tie 2 kondensatoriai, talpa, ta prasme kondensatoriai, tai dar turbūt papildomai man reikės įsilituoti ir vieną kažkurį tai jau gerą, sveiką, kad pagal jį pasimatuot talpą, kokios talpos šitie kondensatoriai. Tai dabar gerai, reikia išsilituoti, daryti išlitavimo darbus. Nu ir ieškoti donorų sveikų ir tada nežinau, jeigu, sakau, tikimybė nu, nežinau, procentais, tai čia gali būti, kad jeigu tas kondikas kiaurai skamba, tai gali būti, kad ir čia nuėjau, bet, nu, pabandysim, kaip sakant, pabandymo keliu. Jeigu jau neatsigaus, tai nieks nepasidarys, tai čia turbūt nieks daugiau su juo ir nežais. Bet kol kas pabandom, kaip sako, griebėmės šiaudo ir pabandom ar, nu, duok dievė, kad spėjau čia kažkur kažkas nudegti ir toliau nenueit. Nu, bet tai pamatysim vėliau. Taip, įsilitavau tuos kondensatorius, tą varžą, bet čia, ką aš čia matavau, turbūt ir baksnojo, tai čia greičiausiai vėjai, nes, nu tai tik tiek, kad dabar išlituotos detalės, tai kaip ir aš čia paskui takelius sekiau, kur eina
kur eina tas takelis. Tai čia gal matysis. Reiškia, čia tas jau kondikas, kur kaip ir kiaurai skambėjo, tai dabar vat, jo nėra. Jisai jau su niekuo nekontaktuoja šitas takelis, kurį atsekiau. Čia, jeigu matosi, tai markeriu aš čia taip jį vat pasijuodinau. Tai jis ten tais skylutėm, tom skylutėm į vieną, į kitą pusę eina, vien žodžiu, ir jis čia nueina į šito čipo, kuri čia 47 kojelį. Jeigu dabar neklik 47 lygtai jau. Tai antra, jeigu nuo šito viršaus, tai žemyn būtų antra. Nu ir vienu žodžiu, dabar kaip, jeigu ant pypsalo, tai dabar čia tas jau kom minusas, kaip sakyt, tai, nu, viskas kaip ir jį ateina, čia buvo kondensatorius ir dabar kondensatorių jau išėmiau, bet ant jo kontakto vis tiek pypsalas ir kaip čia dabar gal parodysiu. Va, nu, pasiėmiau kitą multimetrą, tai varžą rodau suprantamiau, gal aiškiau. Reiškiasi dabar vat, už to kondensatoriaus vis tiek rodo trumpą su labai nedidelė varža 7,2 ohmų. Reiškiasi, ten tas kondikas yra ar ne, vis tiek yra kontaktas tos 47 kojelės kontaktas su žeme. Tai jeigu dabar priliesiu tą kojelę, pabandysiu aš čia kažkaip tai, taip, čia viena, čia antra, nu va, ta jau. Ir tą pačią varžą rodau, kaip trumpas. Kadangi čia jau išlitavau kondiką, su niekuo jisai nesidubliuoja, ten nesiliečia, tai tas iš tos kojelės, tas takelis grynai eina į tą vat, kondiko, bet kadangi jau sakau, su niekuo nesikontaktuoja, tas kem 7 kojelė vis tiek su žeme per labai nedidelę varžą, bet jau jinai, nu, trumpas. Su šitais čipais aš ten atsiverčiau tą jo pinuotę, tą visą. Nelabai aš čia ant šitų mikročipų, šitų visų, tai aš čia žalias, nieko nesuprantu, tai nėra čia ką slėpti, kaip sakant, bet pakalbėjau su išmaniuoju Google'u, tai ta kojelė neturi kontaktuoti su žeme, nu bent jau tokia nedidelė varža, neturi būti tokia nedidelė varža, turėtų būti ten ar tai 100 ohmų, ar tai kilo ohmų kažkiek, bet čia jau skamba kaip kiaura. Tai tik tai belieka vienintelį tą išvadą, kad tas čipas jau negyvas. O čia tas čipas tai visos smegenys šitos automatikos vartų jau tų. Jį pakeitus, tarkim, nusipirksi, bet jie tušti būna, jį reikia suprogramuoti visą programą. Ta programa, nežinau, ar jinai prieinama, gal kas, nežinau, užsiema tais dalykais, gal turi, bet nors išmanusis Google sakė, kad gamintojai jie apsaugoja tą programą, neduoda nei nuskaityti nuo senos, nei panašiai, nei taip toliau. Vienu žodžiu, remontas yra be šansų, tik pirkti visą plokštę naują. Va, o aš čia pirmai, ką aš čia matavau, tai čia principė, kai jeigu prie šitų fiškių nieks neprijungta, tai jis nieko ir kaip sakyt, nes čia kaip
kaip jungtukai gaunasi, nes ta reilė buvo kaip jungtukas ir ten turbūt, nežinau kas ten, ar tai foto davikliai, ar kas ten jungiasi, aš ten labai nesiknaisiojau, man buvo esmė tiesiog, nu jau įsitikint gal, kad tikrai jisai, tas čipas negyvas. Tai mano tokia nuomonė, kiek aš čia jau aiškinau ir kiek supratau. Ir vienu žodžiu, su jie kažką čia dar veikti yra, neapsimoka jau, be šansų. Va, tai dabar ką, žinau, kalbėjau su tuo bendradarbiu savo, nieko sakyti, daugiau nedaryk. Tai tą kondensatorių skau gal įlituot atgal ar kažką, nieko ten nežinau, vis tiek iš jos jau naudos, tai ten ir ką įlituot iš tikrųjų. Va, o tą dar tuos kondensatorius, tai net ir patikrinau paskui, jau kada išlitavau, jie geri, trumpo nerodo, netgi ir talpą rodo, kaip sakyti, viskas tvarkoj, nu tai ta varžykiai, bet iš jos jau dabar nieko ir nekeisiu ir nedarysiu, nes ir to, vienu žodžiu, rodmenys, dabar ir su išlituotom detalėm, man tų rodmenys praktiškai tie patys, tai tą, ką mes matėm iš pradžių, tai ten, ką aš badžiau, sakau, pypsinau, tai turbūt ten bereikalingai iš tiek kažką, bet tarkim, vis tiek nuo kažko pradedi, kažką ieškai galus tada. Va, tai net nežinau, čia gal nėra ką daugiau kalbėti ir žiūrėti į tą platą. Atiduosiu aš jam, atiduosiu tą platą, nes čia yra tas dar čia ta pultelio platukė, kaip pasakyti, čia jinai įsikiša į čia, tai jinai turbūt jam bus ir reikalinga, nes nežinau, kaip naujos parduodamos ar su šituo, ar be šitos platukės, vienu žodžiu, bet, man jos čia irgi kaip ir kaš, tik nebent detalėm, bet žmogui tegu, kaip sakant, jis ten susirankioja. Vienu žodžiu, gerai. Mano tokia išvada, nežinau, nesu, sakau, gudruolis kažkoks, tiesiog bandau, kažką mastau, kreipiuosi, ko nežinau, kreipiuosi į Google, ir bendrom kažkaip paskui logikos ir mąstysenos, ar ten kabliuką kokį randi ar ką, tai taip pat kažką ir aiškinuosi. Jo, tai va, viskas, turbūt gal ir čia daugiau nėra ką su šituo jau daryti ir šnekėti. Iki.